jau beprasidedančią formuotis tokią nuostatą, kad EITECas vyko tik tai Klaipėdoje, bandys išsklaidyti Rita Adamonienė, Gabijos mokyklos mokytoja, tikiuosi ne Klaipėdos Gabijos, Virginija Karužienė, Vilniaus ryto progimnazijos mokytoja, bei Inga Vekeriotienė, Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinės mokyklos mokytoja. Jos kalbės apie EITEC projekto išteklių ir įrankių panaudojimo galimybės pradinėme ugdyme. Labadiena, aš esu Inga Vekeriotienė iš Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. Mano kolegė Rita Adamonienė iš Vilniaus Gabijos gimnazijos, taip pat pradinių klasių mokytoja. Šiame pranešime mes paminėsime 3 mokyklų patirtį EITEC projekte. Projekte nuo pat pradžių dalyvavo Vilniaus rajono Avižienių vidurinės mokyklos, Vilniaus Gabijos gimnazijos ir Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinės mokyklos pradinukai. Nors skiriasi iš tikrųjų mokyklų strateginė padėtis, tačiau tai netrukdo kūrybiškai įgyvendinti skaitmeninius projektus tiek didmiestyje, tiek rajone, tiek nedidelėme miestelyje. Pradinėse klasėse jau mokosi alfa kartos atstovai, kurie sugeba priimti globalaus pasaulio iššūkius, apdoroti milžiniškos informacijos srautus, vienu metu atlikti keletą arba net 14 darbų. Pradinukai yra žingeidūs ir stipriai besidomintys naujomis technologijomis. Jie linkę daugiau laiko praleisti interneto platybėse arba žaisdami kompiuterinius žaidimus. Mes, mokytojai, turime to nepamiršti ir kūrybiškai, integruojant naujasias technologijas, planuoti ugdymo procesą. EITEC projektas suteikia tokią galimybę. Taikant inovatyvius mokymo būdus, pradinukai kūrybiškai gyvendina pasirinktus scenarijus, kryptingai tobulina savo gebėjimus, stiprina pasitikėjimą, iniciatyvą, motyvaciją, tobulina bendravimo bei bendradarbiavimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Iš tiesų, mums yra didelė garbė atstovauti pradinukus, jų indėlį EITEC projekte. Ir šiame pranešime mes trumpai pristatysime išbandytus mūsų skaitmeninius įrankius, bei norėsime taip pat pasidžiaugti vaikų, mūsų mokinių sukurtais skaitmeninių produktų pavyzdžiais. Tai ir pradėsime tiesiog EITEC projekto pirmasis etapas. Pirmojo etapo metu Lietuvos pradinių klasių mokytojai ir jų mokiniai išbandė 2 mokomuosius scenarijus ir sukūrė 14 projektų iš 52. Taigi mūsų pirmieji žingsniai, pirmoji patirtis. Ir tai buvo Šviežio oro gūsis scenarijus, kurį vykdė Vilniaus rajono Avižienių vidurinės mokyklos 1, 2, 3 klasių mokiniai. Jie pasirinko probleminę temą – apsaugokime Lietuvos kaštonus. Mūsų tikslas buvo sužinoti, kuogi serga kaštonai ir kaip juos apsaugoti nuo kenkėjų. Vilniaus rajono mokiniai grėbė ir utilizavo sergančių kaštonų lapus, išmatavo pasodintų kaštonų ir senų kaštonų kamienų apimtis, o tiriamosios veiklos akimirkas fiksavo skaitmeniniais fotoaparatais, filmavimo kameromis. Tai buvo nauja patirtis, mažų vaikų nauja patirtis.
Buvo parengtas stendas, sukurti skaitmeniniai lankstinukai, įteikti gamtos draugų pažymėjimai. Pradinėse klasėse siekiama, kad mokiniai pirmiausiai geriau pažintų savo artimą aplinką, pačią artimiausią aplinką. Taigi Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinės mokyklos pradinukai rinkosi scenarijų interneto duomenų archyvai ir įvykdė projektą Pažinkite miestelį Virbalį. Šio projekto metu mokiniai turėjo galimybę ne tik patys sužinoti miestelio istoriją, lankyti žymes jo vietas, lankytinas vietas, pažinti žymius žmonės, svarbius žmonės šiandieną, tačiau kaupti medžiagą, ją sisteminti ir ją pasidalinti internetinėje erdvėje. Būtent šio projekto metu abiejų mokyklų pradinukai išbandė įrankį TeamUp, įrankį, kuris mokytojui leidžia suskirstyti mokinius į grupės pagal jų gebėjimus, įgūdžius arba atsitiktinę tvarką. Ir mokiniai galėjo reflektuoti, daryti refleksinius įrašus būtent šiame įrankyje. Projekto metu mokiniai lankėsi bibliotekose, internetinėse erdvėse, bendravo su miestelio gyventojais, įvairių įstaigų darbuotojais, dalyvavo išvykose po miestelį, fotografavo objektus, sistemino medžiagą ir ją talpino į duomenų bazę Viki. Buvo sukurtas Vikis Virbalis. Projekto metu mokiniai, aš kalbu jau dabar konkrečiai apie Virbalio vidurinės mokinius, nes pradinukai tikrai neturėjo kompiuterinio raštingumo įgūdžių. Jie išmoko rinkti tekstą kompiuteriu, išmoko sukelti nuotraukas į kompiuterį. Na ir be abejo didelis pasiekimas, kad mes išmokome ir į Viki sukelti. Tai didelis dėkui ir Gediminui, nes jis mums atėjo į pagalbą. Ačiū. Na, antrasis projekto etapas ir jo metu Lietuvos pradinių klasių mokytojai ir jų mokiniai išbandė 2 mokomuosius scenarijus ir sukūrė 14 projektų iš 45. Tiek Ritos, tiek mano mokiniai rinkosi tą patį mokymosi scenarijų, mokiniai kūrė gamtos mokslo išteklius ir Virbalio ketvirtokai vykdė projektą Žemynai, o Avižienių pradinukai projektą Kaip išsaugoti nykstančius stumbrus. Šio projekto metu ir vieni ir kiti labai puikiai išmoko kurti skaitmeninius plakatus, Glokster Edu įrankiu ir sukūrė vieni apie stumbrus, o maniškiai pasiskirstę atskirus skirtingus žemynus, kūrė plakatus apie juos. Trečiojo etapo metu Lietuvoje vyko dar 2 mokomųjų scenarijų pilotiniai bandymai. Ir kaip Jūs manote, ar pradinukai dalyvavo? Žinoma, su didžiuliu entuziazmu. Jie sukūrė 10 naujų projektų iš 28. EITEC projekto 3 etapas nepagailėjo įrankių. Buvo daug įdomių naujų įrankių, naujas iššūkis mums. Ir kaip smagu, kaip nuostabu, įveikiamas iššūkis. Mes tobulėjome kartu su įrankiais, tobulėjom kartu su savo mokiniais. Ir išbandėme TechBot ir CogBot, tai yra grupių suskirstimui, pareigų pasiskirstimui ir reflektavimui skirtą įrankį. 2 labai smagus įrankiai Smilebox ir Storybird skaitmeninių knygų kūrimui. Windows Movie Makeriu sukūrėme filmukus, Imikimi, Collage Maker, nuotraukas apipavidalinome taip, kaip norėjome, taip, kaip buvo mums gražu. Tuxedo sukūrėme grupių simbolius, komandos piešėme logotipus. Na ir galutinėme tai buvo mūsų svetainių sukūrimui.
skirtas įrankis Gym.com. Taigi mokiniai sukūrė ateities klasės bibliotekas pagal minėtai scenarijų, ateities mokyklos muziejų. Ir štai jūs matote vienas iš įrankių, kurį ką tik minėjau, tai yra Taksedo įrankis. Tai kai galima iš vardų, komandos vardų, pasirinkus norimą paveikslėlio šabloną, sukelti tuos vardus, gal net ir komandos pavadinimą galima parašyti, atitinkantį ateities, tarkim, kaip čia yra mokyklos muziejų. Taip pat vaikai valdė ir tobulino Paint programą, piešimo įgūdžius. Štai jūs matote ateities mokyklos gyvojo kampelio pavyzdžius. Tai yra mokinių darbai, žaliasis ateities mokyklos kampelis, ateities mokyklos sporto kampelis, ką vaikai įsivaizdavo, kokia tai galėtų būti ateities sporto aikštelė, aikštynas. Na ir Storybird ir Smilebox įrankiais Virbalio mokyklos mokinukai sukūrė internetinės knygeles ir taip pat Avižienių pradinės mokyklos, tai yra jau Vilniaus Gabijos mokyklos mokiniai. Ir mes pademonstruosim jums kelis iš šitų įrankių. Ingute. Aš prašysiu tavęs pavartyti tada puslapius, o aš paskaitysiu. Taigi, mergaitė ir jos šuniukas Dipsis. Vieną kartą gyveno mergaitė. Ji turėjo šuniuką vardu Dipsis. Jis mėgdavo išdykauti ir buvo labai smalsus. Dipsiui patiko žiūrėti į drugelius, nes jie buvo spalvoti. Jis mėgo su jais žaisti. Mergaitė taip pat patiko linksmintis ir bėgioti, kaip ir jos šuniukui. Dipsis susirado naują draugą, jo vardas buvo Reksas. Jiems buvo gera. Mergaitė tuo tarpu nupynė ilgą gėlių vainiką. Atėjus vakarui, mergaitė atsigėrė pieno ir nuėjo miegoti. Noriu pasakyti, kad tai antrokės darbas, nes antroje klasėje vaikai kūrė šias knygeles. Na ir toliau pasižiūrėsime kitų įrankių. Smilebox taip pat sukurta jau Ritos mokinukų knygelė. Tai jau kraunės ir taip pasižiūrėsime vienos iš komandos darbą. Mokyklos ateities gyvasis kampelis. Skaityt gal neskaitysiu, tiesiog galėsiu permesti. Kuo geras šitas įrankis, tuo, kad galima mes jį išsaugoti, galima atspausdinti, galima nusiųsti draugui, galima paskaityti vaikų svajonės, ką jie svajoja turėti gyvajame kampelyje. Imikimi įrankio pagalba komandos apipavidalino savo nuotraukas. Na ir kaip minėjau, buvo sukurtos klasių internetinės svetainės. Tai Ingos Virbaliukai Gym.com ir mano svetainė Lututė Gym.com.
tai mielai prašom užsukti pradinukų. Kviečiame, laukiame, nes mes tikrai mielai dalinamės visą gerąją patirtimį ir mūsų svetainėse yra sukaupta didelė skaitmeninių mūsų sukurtų mokinių produktų, skaitmeninių produktų talpykla. Tai mielai tikrai dalinamės. Taigi 4 etape įvairių dalykų mokytojai išbandė 2 naujus scenarijus ir su mokiniais sukūrė 27 mokomuosius žaidimus bei istorijas, o iš jų buvo 10 projektų, kuriuos įgyvendino pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai. Iš tikrųjų, pradinukai stabiliai laikosi šiame kontekste. Mokiniai pasirinko scenarijų Papasakok istoriją ir sukūrė projektą Aš mažasis senamiesčio keliauninkas. Jie išbandė naujus bei patobulino žinomus įrankius. Poplet, minčių žemėlapiai, pasakojimai. Jau žinomas, bet tobulintinas vis dar Paint, TuxPaint, skaitmeniniams piešiniams, na ir Prezi, interaktyvios pateikties kūrimui. Įdomu tai, kad šiame projekto etape mūsų dalyviai susipažino ir nuosekliai atliko 7 mokymo ir mokymosi veiklas. Na, o dabar tiesiog užmeskit akį, trumpai mes pristatome popletus, tai yra minčių žemėlapiai, taip pat fotografijos ir skaitmeninės kopijos. Tai buvo sudėtingas ir įdomus darbas. Vaikai vaikščiojo senamiestyje, fotografavo, pagal tam tikrus žemėlapius buvo suskirstyti į komandas, fotografavo žinomus svarbius objektus, na, o sugrįžę darbavosi ir turėjo tiksliai nupiešti fotografijos kopiją. Kaip jums sekėsi, jums vertinti. 5 etape buvo išbandyti taip pat 2 scenarijai ir sukurti 22 projektai. Iš jų pradinukų taip pat 10 mokomųjų žaidimų bei istorijų. Na ir Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinės mokyklos 3-okai rinkosi 1 scenarijų, Vilniaus Gabijos gimnazijos mokiniai rinkosi kitą scenarijų. Tai mes dabar trumpai pristatysime vieno ir kito scenarijaus sukurtus produktus. Taigi virbaliečiai paruošė pagal scenarijų Mūsų mokykla, mūsų aplinka projektą Ar šaltą žiemą pasirūpinome mažaisiais mūsų draugais paukšteliais. Ir šiuo metu tiek Vilniečiai patobulino popleto įgūdžius, o virbaliečiai išmoko ir panaudojo šį įrankį būtent veiklų planavimui. Šio projekto metu Virbalio vidurinės mokyklos mokinukai sukūrė skaitmeninius plakatus, glogsterius, glogus, reklaminį filmuką Photopitch ir magisto, taip pat filmuką knygų reklamai. Taip pat buvo sukurta labai, man asmeniškai ir mano mokiniam labai patiko tas įrankis Kalameo, nuostabi iš tikrųjų nauja, kitoniška pateiktis, tai internetinė knygelė. Šis įrankis, galiu irgi pasakyti, labai smagus tuo, kad reikia turėti parengtas PowerPoint programa pateiktis, jas sukėlus į šią programą mes gauname nuostabės su įdomiais efektais knygelės internetinės. Tuo tarpu Vilniaus Gabijos gimnazijos 1-okai ir 2-okai jie panoro tapti skaitmeninių produktų kūrėjais ir jie sukūrė projektą Su bite per pasaulį. Projekto dalyviai sėkmingai išmėgino naujus ir patobulino žinomus įrankius. Naujas ir didelis iššūkis buvo Scratch. Tai yra programavimo aplinka, žaisminga aplinka, skirta buvo mums, mes konkrečiai panaudojom ją matematiniams žaidimams kurti. Taip pat išmokome maketuoti newspaper template, skaitmeninį laikraštį, žurnalą, galima lankstinuką. Hot Potatoes skyrėme šį įrankį kryžiažodžių kūrimui. Minėtasis popletas ir šiuo metu mes patobulinome šiame etape Glogster 2 skaitmeninio plakato kūrimo įgūdžius. Projekto dalyviai, mažieji 2-okai, atliko žurnalistinį tyrimą, panaudodami skaitmeninės priemonės. Štai jūs matot, kaip jie drąsiai ir nelabai drąsiai keliauja, prie praeivių juos šnekina. Parengė informacinius plakatus apie bites, kuriuose jau įterpė
ne tik tai informaciją, bet ir vaizdą, įterpė ir paveikslėlius savo pačių su peintu pieštus, tai buvo iš tiesų patobulėję jų skaitmeninio, ženkliai patobulėję skaitmeninio raštingumo įgūdžiai. Antrokai sukūrė, kaip ir minėjau, skaitmeninius matematinius žaidimus, skirtus įtvirtinti daugybą ir dalybą iš 5. Dėl laiko stokos aš žiūriu į laikrodį, parodyti negalėsim, bet kaip minėjau, yra svetainės, kurios tikrai laukia jūsų mielai, jeigu norėsit žvilgtelėti. Kokiegi ten tie yra skrečiai. Mokiniai ir mokytojai sumaketavo laikraštį Newspaper template įrankiu. Ir jį paskui mielai padalino bičiulių klubo susitikimo metu. Antrokai paruošė kryžiažodžius hot potatoes įrankiu. Na ir dar norėtume pasidžiaugti viena be galo smagia, iš tiesų labai reikalinga, naudinga vieta mokytojams. Tai yra Edmodo. Tai socialinis tinklas skirtas tiek mokytojams, tiek mokiniams. Šiuo metu jisai vienyje daugiau nei 30 milijonų mokytojų ir mokinių iš viso pasaulio. Jie čia gali saugiai ir bendrauti, tai yra uždara erdvė, dalinti savo ištekliais, patirtimi, atlikti užduotį, gauti už tą užduotį įvertinimą ir taip toliau, ir aišku, tobulėti. Tai yra, tarkim, mano klasės aplinka ir tai yra vaikai, kurie jie prisiregistravę, kiek jų yra, ir jie gauna atitinkamus ženklelius už atliktas užduotėles. Na ir taip pat pasidžiaugsiu tuo, kad EITEC duoda sparnus, suteikia sparnus mokytojams ir jie gali tiesioginius sparnus skristi net ir į Briuselį ir ten pabuvoti fantastiškuose mokymuose, kur susirenka 23 mokytojai iš 10 Europos šalių į ateities klasės laboratoriją. Na ir ten iš tiesų pasidalino nuostabiomis idėjomis, galima ir patiems savo idėjas, taip pat praktiką galima savo taip pat pasidalinti, pasisakyti ir sužinoti, kokias inovatyves skaitmeninės priemonės naudoja Europos šalių mokytojai, norėdami išugdyti gabius mokinius. Na ir dabar, mėlyjeji, mes labai norime tiesiog pasakyti, tai mes daug galim prišnekėti, o kągi sako tie mažieji, kokios yra jų patirtis, kokios yra jų svajonės, prašau pasiklausyti. Labai tikiuosi, kad čia bus. Sužinojome dalyvaudami EITEC projekte. Sužinojome, kaip daryti elektroninės knygutes. Sužinojome, kaip kurti blogsterius. Ir kaip galima pasiskirstyti į grupės per programą TeamUp. Aš sužinojau, kaip reikia dirbti su kompiuteriu ir su Scratchu. Su Scratchu man labai patiko dirbti, o su Blogsteriu dar labiau. Ir šitos pamokas man labai patiko, nes su kompiuteriu dirbau. Šitie projekte išmokau daug skaitmeninių įrankių, kaip Scratchu kurti filmukus visokius, užduotėles, Blogsteriu plakatus visokius, kurio galima paskui ir atspausdinti ant lapo. Dar išmokau su hot potatoes kurti kryžiažodžius. Aš išmokau daryti Blogsterį ir Scratchą. Man labiausiai patiko daryti Scratchą, nes aš ten dariau tokius žaidimus. O Blogsterį buvau padaręs ir nupiešęs ir dar parašęs daug. Ir per Scratchą man labai gerai sekėsi, nes ten man pavyko surasti internete visokių gyvūnėlių. Iš Ispanijos. Ispanijai tokių panašių dalykų nebūdavo. Mes su kompiuteriais niekad nedirbdavome.
atvykus į Lietuvą 2012 metais, pradėjau mokytis lietuvių ir išmokau naudotis skaitmeniniais įrankiais, dalyvaudama ITEK projekte. Man irgi patiko glosteris ir dar patiko kurti knygelės internetinės. Man patiko įrankis Smile Box ir dar patiko įrankis Poplet. Man labiausiai patiko įrankis Poplet. Man labiausiai patiko įrankiai EduBlockster ir Storybird. Man labiausiai patiko įrankiai Smilebox, Poplet, Glockster ir TeamUp. Ketvirtoje klasėje gavome galimybę dalyvauti ITEK projekte. Man labiausiai patiko dirbti su TeamUp, nes kompiuterį skirstė į grupės ir kiekvieną savaitę buvo vis įdomiausia žinoti, su kuo būsiu grupėje. Man labiausiai patiko dirbti su TeamUp, dėl to, nes, kaip sakė, kompiuteris mus paskirsto ir kiek būdavo emocijų, kai laukdavom, kol paskirstys ir kai reikėdavo galvoti savo grupėm pavadinimus. Tai buvo labai smagu. Aš daug sužinojau apie Europą, nes taip pat aš dariau globsterį apie Europą bet man dar labai patiko, kai mes vaikščiojom per pamokas, ne tai, kad prie knygų, ko ieškojom, o vaikščiojom pas žmonės. Krūtina, šiek tiek pasuksim apie ateities mokyklą paklausykit, apie ką vaikai svajoja. Tai būtų tokia mokykla, kur klasės būtų pripildytos vandens ir ten visi mokiniai plaukiotų ir ten ant stalų būtų ne vadovėlyje kompiuteriai. Kaip panašiai kaip kosmose, kaip skraido, kaip žmonės ir jie taip mokytųsi. Ir jie galėtų visur skraidyti per tą mokyklą. Tai mokykla, kurių pamokos praeina labai įdomiai. Mes naudojam skaitmeninius įrankius, pavyzdžiui, planšetinius kompiuterius arba išmaniaisiais telefonais. Ateities mokykla dar gali būti tokia mokykla, per kurią tu gali per pamoką ne vadovėlius naudoti, o per internetą žiūrėti informaciją ir ieškoti ir taip siekti geriausių pažymių. Mano ateities mokykla yra kompiuterinė. Kad vaikai skaitytų knygas iš planšetinių kompiuterių, įrašytų sąsiuvinys būtų kompiuteris, o jeigu mokytoja norėtų atidaryti langus, tai kad tik paspaustų mygtuką ir jisai pats atsidarytų. Mano ateities būtų mokykla, kad mes važinėtume elektroninėmis kėdėmis ir nereikėtų vaikščioti, o rašinėlius nerašytume, o žodžius sakytume ir viskas būtų parašyta ant specialaus sąsiuvinės. Knygos elektroniniais, sąsiuviniai bus pasakysi ir užsirašys patys, lenta bus išmanioji, pasakysi žodžius, viskas atsiras ant lentose. Kėdės bus elektroniniais su valdomu pultu. Ties mokykla būtų ten, kad mokytoja ateitų prie lentos ir pasakytų, kad mokykla, kad su ITEK projekto kūrėjais susipažintume ir jie mums labiau išpasakotų visas programas, kokias jis dabar sukūrė darbus, kokias sukurs. Taigi iš tiesų, ateities mokykla priklauso nestandartiškai mąstantiems, drąsiems ir kūrybingiems, nebijantiems iššūkių ir klaidų, norintiems judėti pirmin, pozityviai nusiteikusiems savo ir kitų atžvilgių. Darykite tai, ką mokate ir darote geriausia. Ir mes jums linkime atrišti laivavirves, išplaukti iš saugaus uosto
įkinkyti vėjus į būres, tyrinėti, svajoti, atrasti. Sėkmės jums. Ačiū Jums. Ačiū už tokį įdomų ir emocišką pranešimą. Ar kas norėtų paklausti? Nenori. Ačiū. Taigi dabar galėsit paklausti visų pranešėjų gerdami kavą ir renkamės čianai paskutiniam apibendrinamajam pranešimui 15:30 min.